Prienų rajono savivaldybėje 3 dienas vykusio projekto Prienų mokyklų bendruomenių dienos miesto širdyje metu atidaryta Vlado Tranelio fotografijos būrelių moksleivių retro stiliaus darbų paroda. Apie šią parodą ir kaip gyvuoja jaunieji Prienų fotografai papasakojo Vladas Tranelis bei kelios jo auklėtinės. Ar pirmą kartą Prienuose surengta tokia retro paroda? Nežinau, aš kažkaip tai to fotografijos gyvenimo ypatingai labai neseku. Muzikos mokykloje, būtent jūsų būreliai? Mūsų mokykloje taip, nes fotografija atsirado tik nuo praeitų metų. Ir tai jeigu imant fotografijos grupės mokinių, tai yra antra paroda. Dar papasakokite, kaip kilo mintis organizuoti būtent šią parodą? Tai visai atsitiktinumas. Praeitais metais mes mokėmės fotografuoti portretą ir tiesiog norėjom, kad tas portretas būtų kažkuo įdomesnis. Tai būtent ir paieškojom to įdomesnio stiliaus, kuriame atrodytumėm įdomiau šiek tiek. Ar daug muzikos mokykloje jaunųjų fotografijų? Turim 16 mokinių grupiai. Tai iš dailės klasėje vienas skaitlingiausių grupių, nes fotografuojančių daug ir kas metai, praeitais metais mažiau buvo, šiais metais padaugėjo, po parodos lauksim dar. Sakote daug, o ar jie visi perspektyvūs ir ar daug perspektyvų? Taip, yra mokinių, kurie ruošiasi studijuoti fotografiją. Jūs pats asmeniškai, ką labiausiai mėgstate fotografuoti? Ką labiausiai mėgstu fotografuoti? Šiaip tai žmogus, ko gero, įdomiausias dalykas, na ir portretas iš tikrųjų, portretas žavi. Bet fotografija man iš tikrųjų kažkada tai norėjau, kad tai būtų mano profesija, bet taip gavosi, kad tapo tik tai antra tokia veikla. Ir, sakykime, visos jėgos iš tikrųjų tai dailiai, bet fotografija irgi menas yra. Tai, sakykime, netgi kompozicijos dėsniai tie patys vyrauja tiek fotografijoje, tiek dailiai. Tai čia tiek, kad teptukai skiriasi. Ar galėtumėte išskirti labiau jums, kuris sritis jums artimesnė, fotografija ar dailė? Ko gero tapyba, nes tai mano gyvenimas. Ir dar šiek tiek grįžkime prie fotografijos. Man labai įdomu, kodėl įdomu fotografuoti žmonės. Ko įdomu sportas? Įdomu fotografuoti žmonės, tai tiesiog portretai atsiskleidžia žmogaus charakterį, žmogaus bruožai. Tas žmogus, kurį fotografuoji, kartais net to nepastebi. Tačiau tas, kuris fotografuoja, jisai, jeigu gerai fotografuoja, tai jisai vis tiek kažką tai tame žmoguje turi surasti. Kitu atveju, jeigu žmoguje nieko įdomaus nerandi, tai ir ta fotografija tampa nieko verta. Paprastai iš 100 padarytų fotografijų viena, ko gero, susilaukia didesnio reitingo. Koks jūsų požiūris būtent į tokius renginius, kaip šiandieną vykstantis? Labai teigiamas, nes mokiniams reikia tokių pramogų, reikia parodyti save, savo veiklą, kadangi įvairiose srityse mokiniai leidžia laisvalaikį ir jį leidžia gana, kaip matom, gana įdomiai ir turiningai. Aš nustebau, kada Prienuose pamačiau, kad yra tiek gražių modelių, tiek šokėjų, ne vien tik tai muzika ir dailė. Tai kuo daugiau tokių renginių, tuo geriau. Savivaldybėje eksponuojami jūsų visų retro darbai. Sakykit, ar tai pirmas kartas, kai galime matyti jūsų darbus? Ne pirmas kartas. Mūsų darbus galėjot matyti kultūros centre Prienuose ir viena paroda buvo Kaišiadoryse. Ar mėgstate retro stilių? Taip, mėgstu. Kuo tau jis patinka? Man jis patinka tuo, kad yra elegantiškas, atsiskleidžia moters grožis ir šiaip gražiai atrodo. Pati fotosesija, ta, kurios nuotraukas mes galėjome matyti, kaip vyko, ar ilgai fotografavotės pats procesas? Tas procesas vyko, galima sakyti, kad ilgai, nes nuotraukos visi tie darbai yra iš 3 atskirų fotosesijų tos pačios temos. Tai kiekviena fotosesija apie 2-3 valandas, galbūt ir ilgiau vyko. O procesas yra įdomus iš tikrųjų, kai reikia ieškoti įvairių fotografavimo kampų, kad žmogus gražiai gautųsi, kad šviesa teisingai kristų ant veido.
ir negaliu sakyti, kad buvo labai sunku. Esate Vlado Tranelio auklėtiniais, visos lankot pas jį fotografiją. Kiek metų jau lankai Fotografiją? meno mokykloje? 2 metai dar tik. Kodėl pasirinkai būtent šią meno sritį? Todėl, kad aš žadu sieti savo ateitį su fotografija ir taip pat ją studijuoti. Kas yra fotografija? Man fotografija yra saviraiškos būdas, kuriuo galiu išreikšti save ne tik dailės srityje, ne tik rašyme ar kalbėjime kur nors, bet ir fotografijoje. Ar fotografija mūsų dienomis yra pakankamai vertinama, ar nėra subanalėjusi? Manau, kad yra pakankamai vertinama. Taip, žinoma, yra kažkiek ir subanalėjus kaip dauguma dalykų, bet jinai labai vertinama ir daug kas šiuo metu Prienuose labai mėgsta ir užsiminėja fotografiją. Kuo būtent tave žavi fotografija? Tiesiog tuo, kad galiu užfiksuoti savo jausmus ar požiūrį į tą akimirką, į pasaulį. Ką labiausiai mėgsti fotografuoti? Turbūt kaip ir dauguma žmonės portretus. Ką tu labiausiai mėgsti fotografuoti? Aš taip pat mėgstu žmonės fotografuoti ir portretus. Galbūt kažkaip jau pradėjote savo karjerą, gal rengiate kažkokias fotosesijas, gal pas jūs galima būtų? Taip, pas mane galima užsakyti fotosesiją. Kaina nedidelė, sutartinė, todėl galit kreiptis, kas norit. Tai kur kreiptis žmonėms? Pas mane. Manau, kad daug Prienuose esame pažįstami, todėl galim ir susisiekti labai lengvai. Apie patį būrelį šiek tiek papasakokit. Kuo ten užsiimate, ką veikiate, ko moko jūs? Mus moko fotografijos teorijos, fotografijos istorijos, apie tai, iš ko susideda fotoaparatas, fotoaparato sudedamosios dalys, visos funkcijos ir tai, kaip savo jausmus, kaip viską, ką tu jauti, perteikti fotografijose. Viena jūsų jau paminėjau, kad planuoja studijuoti fotografiją. Kaip jūs? Ar taip pat siesite ateitį? Šiuo metu apie tai negalvojau, kad siesiu savo ateitį su fotografija, bet aš manau, fotografija išliks mano hobis. Su ko tada planuoji sieti ateitį? Su medicina. Ar tu pasiliksi prie fotografijos? Ar studijuosi? Manau, kad ne, turbūt tai liks mano hobi, kaip ir Ievos. Ką manote apie savo mokytoją, Tranelį? Manau, kad jis yra labai protingas žmogus, labai daug žino ne tik apie dailę, bet taip pat žino ir apie fotografiją ir taip pat gali šio dalyko mus mokyti. Ar daug jūsų būrelėje narių, ar vien tik merginos? Šiuo metu yra mūsų tikrai nemažai ir mūsų tarpe yra vienas vaikinas. Kodėl jūsų manimų nedomina vaikinų fotografija, ar tik Prienuose nesidomi vaikinai fotografija? Gal tiesiog jie domisi fotografija, tačiau norint lankyti fotografiją pas Tranelį, tai reikia lankyti ir meno mokyklą dailės klasę, nes fotografija yra pasirenkama disciplina. Kokiomis savybėmis turi pasižymėti fotografas? Fotografas, manau, turi pasižymėti žvitrią akimi, turi pastebėti dalykus, kitaip negu visi likusieji žmonės. Turi matyti pasaulį kitų kampų. Galbūt turite kažkokių mėgiamų fotografų? Šiuo metu ne. Vienas fotografas sužavėjęs mane yra Viktor Morozov. Nuotraukos labai įspūdingos, žinoma, padarytos su geru fotoaparatu, tai turbūt tai yra didžiausias nuopelnas, bet žinoma ir fotografo akis. Koks fotoaparatas yra geras? Kokiu jūs fotografuojate? Aš fotografuoju su Nikon veidrodiniu fotoaparatu. Veidrodiniai fotoaparatai šiaip jo, jie yra geriausi, neprofesionalios klasės, bet aš manau, man jis patinka ir manau yra neblogas. Bet tiesiog, ar esi geras fotografas, lemia ne tavo turima technika, o tiesiog kaip tu pastebi ir mokai užfiksuotą akimirką. Ką dar be fotografijos veikiate laisvalaikiu? Piešiam truputėlį, nes lankau dailės mokyklą ir tiesiog mokykla, rašymus kažkas. Anksčiau muzikavau dar laisvalaikiu, bet šiuo metu, kadangi paskutinė klasė mokykloje, todėl skiriu didesnę dalį mokslams, be fotografijos. Ar siūlytumėt jaunimui prisijungti prie jūsų būrelio? Žinoma, siūlytume, nes vis tiek kažko naujo išmokstama, kaip ir kiekviename būrelyje. Ir tai yra, manau, ganėtinai smagu ir ganėtinai gali atskleisti save jame.